tema, kuri labai per visą Bibliją, visose istorijose, jinai labai iš tikrųjų ryškiai matosi, bet kartu gali kartais, nepaisant to, kaip jinai dažnai pasikartoja, gali praslysti pro akis, likti nepastebėta, tačiau kai jinai yra, pastebėta, suprasta, tai iš tikrųjų labai atveria Dievo charakterį ir mano manimu šita tema, šitas principas iš tikrųjų ir labai yra vertingas mūsų krikščionio tikinčio žmogaus gyvenime. Ir ta tema yra, kad Dievas yra kaip plano B Dievas, antro šanso Dievas, pakartotinio šanso Dievas. Būtent apie tai pakalbėsiu šiandien ir pabandysiu paaiškinti, kodėl mums svarbu irgi taip matyti Dievą ir kaip tai gali mums padėti labai stipriai. Tai vieną kartą atsimenu, kažkada kalbėjom kažką su draugu vienu tikinčiu ir aš tokią frazę pasakiau, kuri jį netgi iš pradžių papiktino labai. Ir ta frazė yra tokia, kad aš pasakiau, kad Jėzus auka yra iš vis Dievo planas B žmonijai. Dievo planas B. Ir jį taip papiktino, sako, kaip tu gali taip sakyti, Jėzus tavo planas B? Ta prasme, ne. Jėzus be abejo, kaip yra parašyta, buvo nuo pat, tiksliau dar prieš pasaulio sukūrimą sugalvotas, jisai buvo Dievas, bet tai, kad jis ateis į žemę ir jam reikės mirti, Dievas tai numatė prieš pasaulio sukūrimą. Faktas. Bet Dievo planas A žmonijai buvo tobula šviesa, tobulas, pilnas džiaugsmo gyvenimas Edeno rojuje. Ir tikrai Dievas nepaėmė ir neužmanipuliavo Adomo su Ieva, kad sukurtų tokią gražią istoriją per visą, gražią tokią ir gražią ir negražią istoriją per visą žmonijos istoriją tam, kad ateitų Jėzus. Ne tai buvo. Tikrai ne taip nesumanipuliavo Dievas, nes yra parašyta pirmam Jono laiške, pirmam skyriuje, 5 eilutėje, kad tai yra žinia, kurią išgirdome iš jo ir skelbime jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Ir tai reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas blogis, kuris atėjo į žemę, į žmoniją ir kuris tapo neatsiejama ir centrinė visos jau buvusios ir būsimos istorijos dalis, tai atėjo ne iš Dievo. Tai nebuvo Dievo plano dalis sumanipuliuoti Adomų, sumanipuliuoti Ievą, nes, iš tikrųjų, tai visur pasižiūrėjus į krikščionybę, matosi, kad, apskritai žmonės linkia į kažkokius kraštutinumus, tam tikrą prasme, kad jeigu žmonės pagauna, pavyzdžiui, principą, supranta, tarkim, kad Dievas yra visagalis ir jis visą kontroliuoja, tai nematant didelio paveikslo, nesigilinant į Dievo žodį ir neturint nuoširdaus noro pažinti visą tą paveikslą ir Dievo žodį, tai tada metamas į tą kraštutinumą, tai viską Dievas kontroliuoja. Va čia mano vaikas ar kažkas, ar draugas numirė nuo vėžio, Dievas jį, tiesiog tai Dievas iš anksto numatė ir tai buvo. Tiesiog kažkokį vaiką kare išprievartavo, tai Dievas taip numatė. Ne visai taip yra. Dievas kaip yra iš tikrųjų visagalis, bet Dievas nesumanipuliavo Adomų. Nes jame yra vien tik šviesa. Ir dar vieną tokį noriu irgi paskaityti panašią eilutę kaip 1 Jono 1:5, kuri netgi, sakyčiau, taip labiau tinka mum irgi praktiniam panaudojimui. Tai yra Jokūbo laiškas, 1 skyrius nuo 13 eilutės. Čia kalbama apie išbandymus ir apie pagundymus.
parašyta, ne vienas gundomas ten nesako, esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Neapsigaukite, mano mylimi broliai. Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių. Nužengia iš šviesybių tėvo, kuriame nėra permainų ir nešešėlio keitimosi. Savo valiais pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmieji vaisiai. Taigi net ir tie pagundimai, kurie taip pat tarnauja ir mūsų, ar išmėginimai, kurie tarnauja mūsų statymui ir mūsų augimui, viskame reikia būti dėkingam Dievui. Ta prasme, tuose išmėginimuose dėkoti, kaip ir Dievo žodis rašo, bet nereikia nueiti taip toli, kad pasakyti, va, čia Dievas mane čia patalpino ir man siuntė kažkokį, išmėginimą ar kažkokią pagundimą. Žmogaus nereikia gundyti. Čia Dievo kaip tik jėga, aš manau, saugo nuo to, kad per daug mes nebūtume išmėginimo. Jie savaime ateina dėl to, kokie mes esam be Dievo ir koks yra pasaulis be Dievo. Ir šiaip grįžtant prie to, kaip sakiau, kad Dievas yra plano B Dievas, Dievas yra antro šanso Dievas ir Jėzus auka yra planas B. Kad tai suprasti, noriu jums užduoti tokį irgi klausimą, kad kas apskritai yra Jėzus. Ir tiesiog galima daug variantų išgirsti, gal kažkas turit minčių. Kas yra apskritai Jėzus jums? Prašom. Šviesa, kas toliau? Pamatas, kas dar Jėzus? Gyvenimas. Aha. Gelbėtojas. Taip. Dar? Tiesa. Aha. Grožis. Dar? Dievas dar? Žodis. Tai va. Ir dar iš A raidės vienas. Atpirkėjas. Ja. Tai va, pavyzdžiui, gelbėtojas ir atpirkėjas. Ir čia nėra šiaip tiesiog žodžiai. Ir jeigu Jėzus yra gelbėtojas, tai reiškia, reikėjo kažką gelbėti. Ir jeigu jis yra atpirkėjas, reiškia, buvo ką atpirkti. O tai ką čia atpirkti, jeigu Dievas sukūrė mus savo? Dievas sukūrė mus savo, bet paskui teko atpirkti dėl tos laisvės, kurią Dievas davė žmonijai, Dievas davė Adomui, bet buvo kaip buvo, aišku, ir Dievas vis tiek turi tą tobulą planą, kuris jau šiuo atveju kaip yra planas B. Ir tiesiog aš tokį kaip ir susiformulavau savo tokį kaip nežinau, sakinį ir jį irgi perskaitysiu, kad mano tokiu kaip supratimu žmonijos istorija yra Dievo darbo skaitantis su žmonijos valia, norais ir jiems duota valdžia rezultatas. Ir šiame kontekste Jėzaus auka yra absoliučiai tobulas Dievo planas. Absoliučiai tobulas Dievo planas. Nes Dievas, būdamas ten visagalis, viską žinantis, jis žinojo, kaip bus. Bet jis duodamas žmogui tą valdžią, kaip Pradžios knygoje parašyta, Pradžios knyga 1 skyrius, pats pirmas Biblijos skyrius, 26 eilutė. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Tai Dievas davė žmogui valdžią ir jisai nėra toks, kad jūs čia susimovėte, aš ją dabar atimsiu. Ne, taip nėra ir nebus. Ir čia noriu tokį kaip vieną ne savo liudijimą pasakyti, bet vieną tokio kito pamokslininko liudijimą. Aš nesakysiu jo vardo, nes aš šiaip, tiesą sakant, nemėgstu perpasakoti kažkokių kitų žmonių liudijimų ir jo labiau iš tos serijos, kad Dievas pasakė kažkokiam pranašui ir Dievas pasakė kažkokiam pamokslininkui. Nes jeigu Dievas sakė man, tai čia yra tokia didelė atsakomybė pasakyti, kaip ir Aurimas šiandien sakė, kad pasakyti, kad Dievas taip sakė man, čia yra tokia atsakomybė, kad reikia žinoti tikrai 100%, kai tu taip sakai.
Tu gali, aišku, normalu yra nežinoti 100%, normalu yra žinoti 9% ar mažiau, bet nebūtina visiems sakyti, Dievas tai sakė, nebūtina tai naudoti kaip argumentų paremti diskusiją. Tai jo labiau jau, kai girdžiu, kai kažkas ar iš pamokslininkų sako, pasakoja, ten Dievas tokiam pranašui pasakė, ten sapne arba tas buvo paimtas į rojų, tai čia kažkas baisaus jau yra, nes čia už viso, aš savim negaliu pasitikėti ir turiu labai būti tikras, bet jau dar ant kito žmogaus žodžios iš šis baisaus, bet nepaisant to aš pasakysiu kažką panašaus. Ta prasme, nepasakydamas to žmogaus kaip vardo ir čia nėra labai didelė esmė, bet man tiesiog ta istorija, net nesvarbu, ar jinai tikra ar netikra, yra kaip gera iliustracija tokio vieno principo, kad, žodžiu, vienas pamokslininkas atseit, jisai pats taip liudijo, kad jisai padovanojo savo sūnui ten mašiną ir paskui tas jaunas sūnus kažką jis taip prisidirbo, prisidarė gėdos ir tėvas supyko, atėmė raktelius mašiną, sako, tu nepasirengęs, tu durnas esi tiesiog, ką tu čia darai. Ir atseit, jisai liudija, kad atėjo pas jį kažkoks žmogus ir jisai nežinojo apie šitą istoriją, šitą situaciją ir jisai sako, kad manau, kad Dievas tau sako, kad tu turi grąžinti savo sūnui mašiną, nes tu jam ją atidavėjai ir tu negali taip sakyti, aš esu netoks ir tu negali būti toks, kad atidavėjai ir paskui jie laužai savo žodį ir atimi. Nesvarbu, kad tas sūnus prisidirbo, bet tu jam, tai yra jo nuosavybė ir tu tu neturi teisės iš esmės laužyti savo žodžio. Tai Dievas yra toksai, jisai davė Adomui ir Ievai, mūsų visų protėviam, jisai davė valdžią, jisai davė valdžią valdyti žemę. Jie susimovė, bet Dievas negali to atimti, negali to tiesiog taip atimti. Ir visas tas tobulo planas, Dievo planas, kaip išgelbėti žmoniją, yra Jėzus. Yra Jėzus, kuris tapo žmogum ir kuris susigrąžino tą valdžią. Ir čia taip pat paskaitysiu psalmę, iš tos pačios serijos tęsiant tą pačią mintį, psalmę 115. 115 psalmė 16 eilutė. Dangus yra viešpaties buveinė. Geriau nuo 15 paskaitysiu. 115:15. Jūs esate palaiminti viešpatės, kuris sutvėrė dangų ir žemę. Dangus yra viešpatės buveinė, o žemę jis atidavė žmonėms. Ir, aš manau, kad tai yra labai iš tikrųjų geras atsakymas į tokį populiarų labai žmonių, kurie arba kritikuoja krikščionybę, arba ieško nuoširdžiai tiesos, klausia, tai kodėl, jeigu Dievas yra tiek daug blogio. Aš manau, tai yra labai čia konkretus ir geras atsakymas tai pasakyti, kad Dievas iš tikrųjų parašė, kad jisai atidavė mums ją ir Dievas yra ne prie ko, jeigu mes gadiname tai, ką jis mums davė. Mūsų yra tai atsakomybė ir tam reikalingas gelbėtojas. Tai jo, ir kaip sakiau, tai yra svarbu suvokimui, kad Dieve nėra jokios tamsos, kad, žinot, kaip yra ta idėja, kad yin ir yang yra tamsa ir šviesos balansas ir aš manau, tokios teorijos ir filosofijos, jos yra pavojingos net ir krikščionybės kontekste, nes jose yra dalis tiesos. Dalis tiesos yra kaip nuodai įmirkyti į ten 9,9% mėsos, ten įmirko žiurkėm nuodus ir jos tada miršta, jos valgydamos. Nieks nebando užmušti žiurkių vien tik nuodus pastatant. Tai turi būti sumaišyta į didžiąją dalį tiesos. Tai tiesa šitame kontekste yra atseit šviesos ir tamsos balansas, kad nes Biblijoje yra parašyta, kad ten, kur padaugėja tamsos, ten iš tikrųjų geriau matosi šviesa ir padaugėja šviesos, bet ta tamsa jokių būdų nėra iš Dievo. Jokių būdų nėra iš Dievo, kaip aiškiai parašyta jo žodėje, kad jame yra vien tik šviesa ir apaštalai įspėja, kad matant realybę ir matant savo išbandymus, nepagalvokite, kad tai ateina iš Dievo. Tai vat. Ir tai apie žmogaus ir valdžią pakalbėjau, kodėl tiek blogio pasaulyje. Ir dabar noriu pereiti prie labai vieno konkretaus pavyzdžio, kas irgi buvo labai svarbu ateiti Jėzui.
to pasiekoje atėjo Jėzus, kai taip įvykiai klostėsi, kai Dievas pradėjo dirbti su Izraeliu, su savo tauta. Jis pirmą davė Abromui pažadą, kad jo palikuonis bus Dievo tauta. Ir kai Dievas išvedė juos iš vergijos, iš Egipto, dabar paskaitysiu, kas toliau vyko. Iš Išėjimo knygos, sverskim Išėjimo knygą, tai yra antroji knyga Biblijoje, kas nežino, 34 skyrius. Skyrius Išėjimo knygoje 11 eilutė parašyta. Dievas sako per Mozę, įsidėmėk, ką šiandien tau įsakau. Aš išvarysiu tavo akivaizdoje Amoritus, Kananiečius, Hetitus, Perizus, Hivus ir Jebusiečius. Dievas tai sako tam kontekste, kai jau išvedęs yra savo tautą iš Egipto, bet dar yra procesas, kad jie turi paveldyti tą žemę, kur Dievas numatė, kur jie turės gyventi ir išvaryti tas tautas. Ir toliau rašo, saugokis ir nedaryk sandoros su tų kraštų gyventojais, kad jie netaptų spastais tarp jūsų. Sugriauk jų aukarus, sutrupink atvaistus ir iškirsk geraites. Negarbink svetimų dievų, nes viešpats yra pavydus Dievas ir taip toliau. Tai vėlgi šitam kontekste, jeigu žiūrim nuo to atskaitos taško, kad Dievas išvedė savo tautą iš vergijos, tai planas A jam yra ateiti, pereiti labai greitai tą dykumą ir tiesiog išnaikinti tas tautas ir gyventi toj žemėje. Gyventi toj žemėje ir būti klestinti karalystė, kaip parašyta irgi šventajame rašte, kad ateis jo kelias iš šviesos į šviesą, iš tobulumo į dar didesnį tobulumą. Toks buvo tikrai Dievo planas A, iš tikrųjų, savo tautai. Bet vėliau, kas šiek tiek žino tą biblinę istoriją, žino, kad ne visai tai buvo. Buvo pakilimų, buvo didelių nuopolių tikriausiai daug didesnių ir daugiau negu pakilimų. Bet toks buvo planas A ir Dievas pažadėjo, kad aš iš tikrųjų išvarysiu šitas tautas. Amoritus, Kananiečius, Hetitus, Perizus, Hivus ir Jebusiečius. Ir toliau atsiverskim po Išėjimo knygos, atsiverskim Teisėjų knygą. Teisėjų knygos 2 skyrių. Žodžiu, jau praėjo yra nemažai laiko ir Mozė, kuris išvedęs iš Egipto yra miręs ir jau Jozuė jo pasiekėjas miręs ir Dievas taip sako, paskaitykim nuo Teisėjų 2 skyriaus 20 eilutės, kad sako, viešpatės rūstybė užsidegė prieš Izraelį ir jis tarė, kadangi šita tauta sulaužė mano sandorą, kurią padariau su jų tėvais ir neklausė manęs, tai ir aš neišvarysiu iš jų krašto ne vienos tų tautų, kurias Jozuė mirdamas paliko. Jomis išmėginsiu Izraelį, ar jis laikysis viešpatės kelio ir ar norės jo vaikščioti, kaip darė jo tėvai. Todėl viešpats paliko tas tautas krašte, neišnaikino jų toliau ir netidavė jų į Jozės rankas. Ir toliau skaitom 3 skyrių, o čia iš tikrųjų ta labai tokia man įdomi dalis, iki kurios taip su tokia lėta įžanga priėjau parašyta. Nes čia prieš tai rašo, kad buvo tokia sandora, jūs nevykdė šitos sandoros, tai ir aš nevykdysiu savo sandoros dalies. Ir toliau rašo, žodžiu, kad viskas bus blogiau, šiek tiek. Ir rašo, kad nuo 3 skyriaus šitas tautas viešpats paliko krašte, norėdamas išmėginti izraelitus, kurie nebuvo pergyvenę Kanaano karų, kad izraelitų kartos žinotų, kas yra karas ir išmoktų kariauti. 5 filistinų kunigaikščius, visus kananiečius, kuriuos prieš tai žadėjo išvaryti, sidoniečius ir hivus, kurie gyveno Libano kalnyne nuo Baal, Hermono kalno iki ir taip toliau. Ir 4 dar eilutė. Jie buvo palikti išmėginti izraelitus, ar jie klausys viešpatės įsakymų, kuriuos jis davė jų tėvams per Mozę. Tai vėlgi, jeigu
būtume neskaitę to, kas prieš tai parašyta Išėjimo knygoje ir Teisėjų 2 skyriuje, atrodytų, kad čia yra toks Dievo planas, kad jisai paliko tas tautas būtent tam, kad jaunuoliai, kurie nekariavo, išmoktų kariauti. Ir iš tikrųjų, koks čia toks įdomus principas matosi, kad praeitos kartos kažkoks feilas ir, tame iš esmės nieko gero nėra, gali tapti sekančios kartos prasme ir atsakomybė ir būtent tai, per ką jie iš tikrųjų eidami įvykdys tobulą Dievo valią. Tas kaip ir planas B, bet būtent jiems tai yra, nors Dievas to nesukūrė visų tų aplinkybių, bet Dievas jas visada sugeba išsukti ir panaudoti į gerą. Ir labai panašiai buvo ir Juozapo gyvenime. Vėl grįžtame Pradžios knygą. Pradžios knyga, 50 skyrius. Nuo 15 eilutės. Vienu žodžiu, labai trumpai tą Juozapo istoriją, kad Juozapas buvo vienas iš 12 Jokūbo sūnų ir jo broliai pardavė į vergiją, pamelavė tėvui, kad jis mirė. Ir vėliau, pakelkite rankas apskritai, kas maždaug žino Juozapo istoriją, įdomu. Aha, gerai, normaliai. Bet visa tai buvo kaip ir Dievo plano dalis Juozapui. Ir išlikdamas paklusnus Juozapas, iškentėdamas tas kančias, kurias jam teko kentėti ne dėl savo kaltės, o dėl jo brolių kaltės. Ir tikrai Dievas kaip ir nebuvo sumanęs, kad dabar aš sukursiu tokią Jokūbo šeimą labai keistą ir jo broliai bus tokie blogi, jie parduos ir čia aš taip labai gražiai sugalvojau ir Juozapas taip atsiskleis ir žydės. Ne. Ta prasme, Dievas tikrai norėjo, kad Jokūbo šeima būtų kaip ir visos kitos šeimos kupinos meilės ir kad broliai vienas kitą mylėjo. Bet dėja, be Dievo, kai žmonės pasirenka kažkur neklausyti Dievo, yra kaip yra, bet Dievas čia nesustoja ir tai netampa pasmerkimas, bet tam, kuris vis tiek kad ir kokia tai bloga situacija atrodytų, kad ir, aš nežinau, kiekvienas iš mūsų, daugelio jūsų taip gerai nepažįstu, turi savo kažkokias istorijas, pas vienus buvo daugiau meilės šeimoje, pas kitus mažiau, pas kitus iš vis nebuvo, tai irgi, kaip ir Gintaras sako, tas atmetimas, per kurį daugelis iš mūsų praeina, tai nors tai nebuvo Dievo valia, jis nesiuntė to, bet per tai Dievas gali tai panaudoti kiekvieną tokį skausmą, kad išugdyti savo vaiką kaip Juozapą, kaip Dovydą. Ir čia Juozapas būtent tiesiogiai taip ir sako, jau vėliau prieš kai jau jų tėvas mirė ir broliai vėl pradėjo bijoti, čia jisai mus priėmė, bet dabar gal tėvas mirė ir dabar jau jisai mus sudoros, taip sakant, už tai, ką mes jam padarėm. Tai aš tą paskaitysiu, Pradžios 50 nuo 15 eilutės, kad Jokūbui mirus Juozapo broliai bijojo ir kalbėjosi. Galbūt Juozapas pradės neapkęsti mūsų ir atkeršys mums už visas piktadarystės, kurias jam padarėme. Jie nusiuntė jam tokią žinią. Tavo tėvas prieš mirdamas liepė mums, kad sakytume tau, atleisk savo broliams jų nusikaltimą ir nuodėmę, nes jie piktai su tavimi pasielgė. Taigi dabar prašome, atleisk tavo tėvo Dievo tarnų nusikaltimą. Juozapas verkė, girdėdamas šiuos žodžius. Manau, panašiai ir Jėzus verkia, kai pavyzdžiui, ateinam pas jį ir atgailaujam ir su tokia abejonė prašydami, prašau, atleisk man, ta prasme, aš toks esu netikęs ir atleisk man vis tiek, gal tu kažkaip, nes, ta prasme, Juozapas jau jam seniai atleido ir aš įsivaizduoju, kaip tai turėjo būtent čia skaudina jį, kad
kad jie apie jį taip masto tokias nesąmonės, kad jis toks yra, kad šiais turbūt atleido. Jau Juozapas ir taip per savo gyvenimą skausmą daug patyrė iš savo brolių ir jam buvo toks, ir džiaugsmas, kad jisai gali jam atleisti, bet broliai vis tiek nesugebėjo pamatyti tą, ką jie turėjo pamatyti. Kaip ir daugelis iš mūsų gali kartais tarnauti Dievui, bet nesuprasti iš tikrųjų, kokia jo širdis, kad jis seniai atleido, seniai nuplovė tas nuodėmes ir jis nėra toks, kad dabar, jeigu, kad tai prisimintų ir panaudotų būtent tą bausmį tavo, grinai, net jeigu tu ir atgailauji, net jeigu jau turi gerą santykį su juo. Tai Juozapas verkė girdėdamas šios žodžius. Po to jie nuėjo pas jį ir parpuolė prieš jį sakė, mes esame tavo vergai. Juozapas jiems atsakė, nebijokite, argi aš užimu Dievo vietą. Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą. Būtent pavertė. Ne tai, kad Dievas kažką susuko tai, bet Dievas tai pavertė į gerą, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matome, išgelbėti daugybę žmonių. Todėl dabar nebijokite, aš maitinsiu jūs ir jūsų vaikus. Taip jis guodė ir ramino juos. Tai štai ir tai būtent tą patvirtina, kad Dievas yra šviesa, jame nėra tos tamsos, nes broliai padarė blogą, bet kaip čia žodis į žodį parašyta, kad Dievas pavertė tai į gerą. Pavertė dėka kartu ir žmogaus, kuris visame šitame suspaudime ir atmetime matė daugiau negu vien tik tas aplinkybės. Nes, buvo Juozapui taip pat irgi daug šansų tiesiog kaip ir paskęsti tame, kame jis yra. Ir iš tikrųjų labai liūdnai baigtųsi tada jo istorija. Tiesiog kaip vergo supuvusio kalėjime, sakykime. Tai va. Ir iš tikrųjų neplanavau kalbėti apie Samsoną, bet grinai prieš mane einant prisiminiau apie jį ir supratau, kad būtinai turiu šiek tiek pakalbėti. Tai kas apskritai tokį personažą žino kaip Samsoną? Aha. Tai nežinau, bent jau man tai vienas iš įdomiausių Biblijos personažų ir nežinau, taip mano tokia interpretacija yra ir įspūdis apie jį, kad tai yra praktiškai, kaip alkoholikas su Marvel superherojaus galiomis iš esmės, bet pagal Dievo planą, vėlgi, tas Dievo planas Samsonui, tai buvo pateptas žmogus, teisėjas, kuris išgelbės Izraelį iš jo priešų ir neplanavo Dievas jam kažkokio ablomo ir net vėlgi darant Samsonui nesąmonės, Dievas neatėmė iš jo tų galių. Ir atsiverskime Teisėjų knygą 16 skyrių, paskaitysime nuo 25 eilutės. Žodžiu, čia jau yra Samsono gyvenimo pabaiga. Tai dėka to, kad Samsonas, kaip ir daugelis dėja Dievo pašauktų vyrų ir labai ypatingai pateptų žmonių, atitolino savo širdį nuo Dievo, leido augti ne Dievo žodžio sėklom, ne savo pašaukimu, jo visom kitom dirvom. Tai įvyko, kas įvyko ir vienu žodžiu, nors ir nemažai jis ten tų, iš esmės, ką jis darė savo gyvenime Samsonas, ta prasme jisai ėjo, užmušinėjo, ką nori, ten miegojo su ko nori, gėrė, kur nori, ką nori, bet Dievo teisėjas, žodžiu, pateptas žmogus. Ir galiausiai, nors iš pradžių kaip ir nebuvo, gal jisai super durnas žmogus, jisai žinojo, vienu žodžiu, nes esmė, kad Samsono galia buvo jo plaukose, dėl to, kad jisai nuo gimimo jam neskuto plaukų, tokia buvo sandora iš Dievo, kad tame yra ta jėga jo antgamtinė. Ir Samsonas tai žinojo ir ten susiradęs ten vieną tokią žodžio meilužę, jisai iš pradžių nepasidavė jos provokacijai
Nes vienu žodžiu, ta tokia Delila, Samsono meilužė, jinai buvo, už jos stovėjo Filistinai, Izraelio priešai, kurie siekia įveikti Samsoną ir atrasti jo galios paslaptį. Lygiai taip pat kaip ir paimkim kiekvieną iš naujo, iš aukšto gimusi krikščionį, tai ta nuodėmė, su kuria kartais krikščionis flirtuoja, už jos irgi mes nematome, kas už jos stovi, bet už jos stovi demonai, kurie siekia kaip ir palaužti taip kaip Filistinai siekia palaužti Samsoną per tai, kas Samsonui tai patiko. Tai taip ir nuodėmė siekia palaužti Dievo pašauktus žmonės. Ir čia vienu žodžiu jisai iš pradžių ten nepasiduodavo jai, ten klausdavo, nu tai pasakyk, kur tavo galios paslaptis, ir jisai ten visą laiką ją apgaudavo, bet paskaitom, kas buvo toliau ir kaip iš vis Samsonas iš durno pasidarė dar durnesniu. Ja. Teisėjų 16 nuo 20, gerai, nuo 19 eilutės, nuo 18. Delila pamatė, kad jis atvėrė jai širdį, tai yra Samsonas, ir pasišaukė Filistinų kunigaikščius, sakydama, dar kartą ateikite, nes jis man atvėrė savo širdį, nes jie ir prieš tai bandydavo tai padaryti, bet dar jam neišėjo. Dar ta nuodėmė Samsono širdyje nebuvo tiek užprogresavusi, dar nebuvo. Bet vėliau jau atėjo tas laikas, kai ta nuodėmė subrandino savo vaisių Samsono širdį. Ir Filistinų kunigaikščiai atėjo pas ją ir atnešė pinigus. Delila užmigdė Samsoną ant savo kelių ir pasišaukusi vyrą, liepė nukirpti Samsonui 7 galvos garbanas, nes jau atskleidė jisai tą paslaptį. Jo jėga dingo. Ji tarė, Samsonai, Filistinai puola. Pabudęs iš miego, jis galvojo, kad bus taip, kaip anksčiau, bet jis nežinojo, kad viešpats pasitraukė nuo jo. O kaip būdavo anksčiau? Užpuldavo į žmonės, jis prispildavo Dievo jėgą ir juos nugalabydavo, net ten vienas plikom rankom, nesvarbu, kiek įpuldavo. Ir Filistinai nutvėrė jį, išdūrė jam akis, nusivedė į Gazą ir sukaustę varinėmis grandinėmis pristatė jį sukti Girnas kalėjime. Tuo tarpu jo galvos plaukai pradėjo taukti. Filistinų kunigaikščiai susirinko aukoti gausių aukų savo dievui Dagonui ir pasidžiaugti laimėjimu. Jie sakė, mūsų Dievas atidavė į mūsų rankas Samsoną, mūsų priešą. Žmonės jį matydami garbino savo Dievą. Mūsų Dievas atidavė į mūsų rankas mūsų priešą, kuris nusiaupė mūsų šalį ir daug mūsiškių išžudė. Įsilinksminę jie tarė, pašaukite Samsoną, kad jis mus palinksmintų. Jie atvedė Samsoną iš kalėjimo ir jį pastatė tarp kolonų, kad juos linksmintų. Samsonas sakė jaunuoliui, kuris vedė jį už rankos, privesk mane prie kolonų, ant kurių laikosi pastatas, kad galėčiau atsiremti į jas. Pastatas buvo pilnas vyrų ir moterų. Ten buvo ir visi Filistinų kunigaikščiai. Ant stogo buvo apie 3000 vyrų bei moterų, kurie žiūrėjo, kaip Samsonas juos linksmino. Samsonas šaukėsi viešpatės, pradėjo šauktis. Taip sakant, geriau vėliau negu niekada. Ir jau visas, tas didingo gyvenimo potencialas iš esmės jau iššvaistytas. Ir kaip gal užvakar kalbėjom su Gintaru, su dar kažkuo, kad nuodėmė, ką jinai padaro apskritai su žmogum, ji gal ir nesugebės iki pat galo žmogaus visiškai ištuštinti nuo to Dievo malonės ir Dievo dovanų, kurias jis davė, nes parašyta, kad jo dovanos ir jo malonės dovanos yra neatšaukiamos. Bet nuodėmė padaro iš žmogaus jo paties šešėlį, jo paties kaip tą potencialą, kurį turėjo Samsonas, kad jis galėjo būti ten praktiškai už visus kitus geresnis, paimkim Saulių, Dovydą. Jie visi buvo drąsūs ir jie labai didingų dalykų padarė, bet Samsonas priedo to galėjo būti kaip jie, bet dar turėjo antgamtinę jėgą. Tai aš neįsivaizduoju, kokia tai būtų istorija Samsono, jeigu jisai būtų palenkęs savo širdį į Dievo žodį
ir skaitėsi su tuo, ką jis žinojo esant tiesa, nes jisai žinojo puikiai, iš kur jam ta jėga, jisai žinojo puikiai, bet gyveno sąmoningai nuodėmiai, ne šiaip nuodėmiai, ne šiaip klaidose, bet labai sąmoningai nuodėmiai ir to dėka jis virto savo šešėlių, ta prasme, iššvaistė visą savo gyvenimo potencialą, kokį buvo, kokį turės. Bet vis tiek Dievo planas to nesibaigė. Vis tiek jis turėjo planą B, ar planą C, ar planą D, ar planą E Samsonui. Ir panašiai kaip tas nukryžiuotasis kartu šalia Jėzaus. Mirdamas pasakė, prašau, ten prisimink mane ir pateko į rojų. Panašus Samsono likimas, kaip sakiau, geriau vėliau negu niekada, praktiškai per vėlų, bet vis dar ne per vėlų. Samsonas šaukėsi viešpatės, pagaliau atgaila. Viešpatė Dieve, prašau, atsimink mane, sustiprink mane, viešpatė dar kartą, kad atkerčičiau filistinams vienu smūgiu už savo akis. Tikra atgaila, nuoširdė atgaila, pagaliau Samsonas atsibudo iš ilgo gyvenimo girtavimo, pagirių ir tiesiog visiškos asmeninės ir visos tautos tragedijos. Bet atsibudo, dar ne per vėlų buvo. Kiti žmonės negauna tokio šanso, pavyzdžiui, arba negauna, arba nepasinaudojo. Samsonas pasinaudojo. Saulius, pavyzdžiui, mano nuomonė, nepasinaudojo to šansų. Samsonas dar pasinaudojo. Ir koks rezultatas? Samsonas įsirėmė į abi vidurinės kolonas, kurios laikė pastatą, vieną dešinę į kitą kairę ranką. Ir tarė, mirštų drauge su filistinais ir iš visų jėgų pastūmė. Pastatas griuvo ant kunigaikščių ir ant visų jame buvusiųjų. Žuvusiųjų, kuriuos jis užmušė mirdamas, buvo daugiau negu tų, kuriuos užmušė gyvendamas. Ir dar noriu perskaityti šitą paskutinį sakinį antrą kartą. Žuvusiųjų, kuriuos jis užmušė mirdamas, buvo daugiau negu tų, kuriuos užmušė gyvendamas. Ir ar kas nors galėtų pasakyti, ką šitą eilutę reiškia tam kontekste, kad mes žinome, kad visas raštas kalba apie Jėzų, kad visas raštas turi prasmę naujoj sandoroj. Ką reiškia šitas žodis, kad žuvusius užmušė mirdamas daugiau negu už tuos, kuriuos užmušė gyvendamas? Ką tai reiškia Naujojo testamento kontekste, gal ką žino? Kad Jėzaus mirtis atnešė visiškai kitą. Taip, iš tiesų tai būtent tai reiškia, kad Jėzaus mirtis, Jėzus ką, jis gyveno 33 metus. Tie 31 metai buvo tokie, jis dar nebuvo taip įėjęs į tą pašaukimą. 3 metai buvo, jisai ten kapitaliai naikino priešo jėgą, kaip joks kitas žmogus iki tol jos nenaikino. Ta prasme, jisai ėjo gydė ligonius, išvarnėdavo demonus, jisai skelbė evangeliją, jisai atnešdavo žmonėm viltį, naują gyvenimą būdamas. Jisai griovė velnio karalystę labai stipriai. Bet mirdamas jisai padarė daug daugiau žalos velnio karalystėje, daug daugiau sunaikino, nepalyginamai daugiau sunaikino. Net nėra tų mastelių, ant ko lyginti iš tikrųjų, mirdamas, savo mirtim. Tai ką aš noriu to pasakyti, kad matot, atgaila, kad ir kaip vėlai bebūtų buvusi, Samsonas tapo tuo, jo šitas veiksmas tapo pranašiškas, kalbantis apie Jėzų. Ta prasme, Dievas jį vis tiek panaudojo, vis tiek, kad ir būdamas savo paties šešėlių, Samsonas padarė gerą darbą. Daug žmonių užmušė. Ir ta prasme, per jį Dievas vis tiek prakalbėjo ir panašiai kaip ir šiek tiek panašiai tam tikrą prasme su Jona, pranašu Jona. Jisai buvo užsispyręs žmogus, kuris labiau nekentė savo Izraelio priešų, kaip ir gal ir yra iš dalies dorybė nekęst priešų Izraelio, jo kontekste, bet jisai jų nekentė labiau negu norėjo girdėti Dievo balsą. Jį neapykantą apakino ir Dievas sakė, eik ir skelbk jiems atgailą Nineve žmonėms ir ta prasme, nes man rūpi tie žmonės. Jonas. Neapykanta buvo tokia didelė, kad jisai pabėgo nuo šito paliepimo
ir to pasiekoje po to, bėgo laive, ten buvo audra ir jisai pasakė, dėl ko čia viskas vyksta, kad čia dėl jo taip yra, jį išmetė į jūrą, jį prarijo banginis ir ten jis pradėjo atgailauti, ten jis pradėjo šauktis Dievo. Dievas jį išklausė. Ir dabar nesigilinsiu į Ninevės likimą, bet šitas pranašas Jona ten išbuvo 3 naktis. Ir pats čia ne šiaip, kad tai panašu į Jėzų kažkaip, bet ta prasme Jėzus tiesiogiai pasakė, visiškai tiesiogiai Naujajame testamente Jėzus pasakė, kad šitas pranašo Jonos ženklas, jis bus duotas šitai kartai ir kad žmogaus sūnus, tai yra jis bus 3 dienas žemės širdyje, 3 dienas palaidotas ir panašiai kaip pranašas Jona tarsi prisikėlė iš to banginio. Tai vėlgi, tai kaip ir planas A nepavyko, bet planas B pradėjo šauktis Dievo ir išpildė savo pašaukimą dar labiau negu galėjo galvoti. Jis išpranašavo karaliaus ateimą ir kaip viskas įvyks. Ir apie visą tai, kaip ir kalbant, galima daug dar iš tikrųjų, čia nėra mano tikslas dabar visų tų vietų, nes labai daug yra vietų, kur matosi, kaip Dievas įveda į tą savo planą B žmonės. Ir kartais tai vyksta kaip, kartais Dievas duoda tiesiog antrą šansą pakartoti iš naujo, kartais jau kažkas dėja keičiasi, nuodėmė padaro kažkokį tai savo neigiamą darbą ir jau kažkas po to vyksta kitaip. Bet vis tiek niekada nėra vėlu atgailauti. Niekada nėra vėlu atgailauti. Panašiai ir su, jau nelabai yra laiko daug skaityti, bet tiesiog paminėsiu su Samuelio, Sauliaus ir Dovydo, kaip istorija buvo. Iš pradžių Dievo planas A nebuvo Izraeliui, kad jie turėtų karalių iš vis. Dievas norėjo pats juos valdyti ir kad norėjo kuo artimiausią santykį su žmonėm turėti, kiek buvo įmanoma. Bet žmonės jį ribojo. Ir paskui žmonės pradėjo šauktis karaliaus, prašyti karaliaus, kad Samuelis, kuris tuo metu buvo Dievo teisėjas ir turėjo galę, kaip ir duoti karalių arba neduoti. Ir Samuelį, aišku, tas nepatiko, bet Dievas sako, gerai, duok jam. Jie nesupranta, ką daro, jie daro nesąmonės. Aš noriu juos valdyti, o jie prašo karaliaus kaip pas visas kitas tautas. Ir Dievas dėl to labai kaip ir subarė per Samuelį tą tautą, bet davė jam, ko norėjo. Ir vėliau atsirado kitas karalius Dovydas, apie kurį ką Dievas kalba, kad tavo palikuonis bus įtvirtintas, bus pakeltas kaip karalius, kuris valdys per amžius. Vėlgi Dievas nebūtų norėjęs pats iš savęs, kad aš dabar duosiu karalių, jis čia valdys juos visus, pavergs ir panašiai. Ne, bet niekada nėra vėlu, kol mes esam gyvi, kaip parašyta, kad Dievo malonė jį atsinaujina kas rytą. Jeigu mes šiandien atsibudome, kad ir ką mes būtume ar padarę ir prisidirbę, ar kažkur netgi sąmoningai suklydę, aš jau nekalbu apie paprastas normalias klaidas, kur yra, kaip ir mūsų žmonių normalaus gyvenimo dalis, bet apie tas klaidas, kai mes žinom, kad blogai darom ir vis tiek tai padarom. Arba nebūtinai taip, arba tai tarsi ateina vaisius mūsų to nepaklusnumo, mūsų nenorėjimo girdėti, nesistengimo girdėti Dievo žodį, nesistengimo būtent kasdieną maitintis juo, paskui mes prarandame budrumą, nes Dievas sako, budėkite, mes prarandame budrumą, po to padarome kažkokių nesąmonių, kurių tikrai tai nebuvo Dievo plano dalis. Nepaisant to, išaušta nauja diena ir niekada nėra vėlu atgailauti, niekada nėra vėlu įstoti į Dievo planą, nes vėlgi, kas yra Jėzus? Jėzus yra gelbėtojas, Jėzus yra atpirkėjas ir iš tiesų tai yra visos krikščionybės centras, kad jis atpirko mūsų nuodėmes. Ir žinot, pavyzdžiui, dažnai tai, ką mes, pavyzdžiui, tai prisidirbam, gali mus jau slėgti ir mums atrodys, kad mes nebesam ar verti, ar mums reikia pirmą kažkaip pasitaisyti ir eiti tada pas Dievą. Bet realybėje tai čia yra tas pats, kas, pavyzdžiui, susilaužyt koją ir sakyti, aš pirmą sugysiu ir tada eisiu pas daktarą. Ne taip turėtų būti iš tikrųjų. Ta prasme, Jėzaus prasmė ateimo į šitą žemę buvo gelbėti tokius, kurie klysta, kurie nusideda, net sąmoningai,
kurie yra pasiekę dugną. Ir, žodžiu, Dievas duoda kiekvieną kartą naują šansą su kiekvienos naujos dienos išaušimu. Problema yra ta, kad jau neskaitant to, kad be abejo, kaip ir Ramūnas kalbėjo ir kiti kalbėjo, kad kuo mes anksčiau pradėsim jam tarnauti, kuo mes anksčiau užsidegsime jam tarnauti ir pašvęsime savo gyvenimą, kuo daugiau gyvenimo jam, tuo mes mažiau išvaistysim savo resursų, tuo mes mažiau. Tai čia faktas, resursas, gyvenimas ribotas dalykas ir Samsonas panaudojęs ir kiti žmonės, kai kurie panaudoja paskutinę resurso dalį, labai didelę pasiekė, bet kiek jie galėjo padaryti daugiau, jeigu jie nuo pat pradžių arba bent biškį anksčiau būtų pradėję ir susipratę. Tai čia vienas dalykas - resursai, kurie labai brangus ir žinote, kaip parašyta, kad Dievas nušluosti savo ašaras danguje visas. Tai bus ką nušluosti dažnu atveju, ta prasme, bus ką nušluosti. Ir čia mano toks supratimas, aš nežinau, ką tai tiksliai turėjo menį, bet tos ašaros gali būti dėl to, kad kai mes matysim, mes būsim su Dievu amžinai, bet mes matysim, kiek galėjom padaryti, kiek galėjo būti. Visas tai gerai, bus ką nušluostyti, bet nušluostęs. Bet kitas yra daug svarbesnis dalykas su tuo, kalbant apie tuos šansus iš Dievo naujus ar kitus, kad mes niekada nežinom, yra planas B, planas C, bet mes nežinom, kur ta riba yra. Mes nežinom, niekada nėra garantuotas dar vienas šansas. Negali šiandien atsibust ir galvot, šiandien turiu naują šansą, rytoj turėsiu. Ne. Gali ir neturėti, gal turėsi, gal neturėsi. Ir tada jau visai baigsis pravalo, jeigu per vėlai susigripsi. Ir tiesiog, mane, pavyzdžiui, labai taip iš dalies net gazdina Ananijo ir Safyros istorija. Nes pakelkit rankas, kas žino šitą istoriją, Ananijo ir Safyro. Tai trumpai pasakysiu, kad jau Jėzui atlikus savo darbą žemėje, ir jau apaštalam įsteigus didelę bažnyčią Jeruzalėj. Jau jie darė didingų darbų ir ten, vienu žodžiu, susiklosti taip, kad kažkas parodė pavyzdį, pardavė savo visą turtą ir padėjo apaštalam po kojų. Ir tai be abejo labai sveikintinas toks sprendimas. Ir kiti žmonės pradėjo taip daryti. Ir Ananija su Safyra susitarė taip, mes parduosim savo turtą ir pusę dalies atnešim, bet pasakysim, kad čia visas. Rezultatas tos, kad jie būtų krito negyvi ir šitą, taip sakant, įsirašė į Biblijos, žinot, kaip Hebrajams 11 yra šlovės alėja, tai čia gėdos alėja, įsirašė gėdos alėja Biblijos. Bet aš kaip pagalvoju kartais, kad man atrodo, aš esu blogesnių dalykų padaręs negu Ananijas ir Safyra. Nežinau, nes pagalvojus, ką jie ten tokio padarė? Jie pardavė, jie realiai pusę savo turto atidavė, bet biški pamelavo. Aišku, tai yra labai, gėdingas dalykas, ką jie padarė, bet tai pagalvojus, ar tikrai čia jau taip blogai, ar daugiau Dievo žmonių, ar kažkokių šiaip žmonių nėra padarę blogesnių dalykų, kodėl jie nekrito negyvi. Vat būtent, kad mes nežinom, kiekvienam žmogui tai nėra prognozuojamas dalykas, kiek kas turės tų antrų šansų ir kiek kam yra duota. Aišku, mes nematom dar galbūt, koks buvo, taip sakant, backgroundas tų Ananijos ir Safyra, kiek jie ėjo link šitos vietos, kai jų širdis taip aptemo. Mes šito nežinom, bet neužeinant raštui už ribų, kaip sako Paulius, kad pasimokykite neužeiti už ribų raštui. Tai iš to, ką jie padarė, man netrodo, kad jie taip jau baisiai pasielgė, palyginus su daugeliu žmonių, daugeliu pastorių, daugeliu tarnautojų, kurie blogesnių dalykų yra padarę. Jie nekrinta negyvi. O čia žmonės, pamelavo, bet jie pusę savo turto atidavė apaštalam. Tai vienu žodžiu, tai tiesiog man tai ir šitas ir daug kitų pavyzdžių rodo, kad niekada negali save su kitu lyginti ir galvoti, čia tas pasiekė tokį dugną, jis pakilo, tai dabar aš irgi dar galiu truputį pagyventi ir po to aš patarnausiu Dievui. Gal taip įvyks, bet gal ir neįvyks. Ta prasme, gal tu niekada didesnis šansas, kaip tik degraduojant, didesnis šansas ir iš tikrųjų neįsigelbėti, realiai taip žiūrint. Kuo ilgiau degraduosi, tuo mažiau šansų įsigelbėti. Tai tiesiog aš tą tokį pasakau, kaip irgi saugiklis savo šitai temai, kad aš kalbu lyg ir, kad kiekvieną kartą yra tiesiog kvaila, supratus, pavyzdžiui, kad tu kažkokią blogą kryptį eini, yra vienas dalykas, yra labai kvaila
Ta prasme, neteit pas Jėzų, nes galvotų, o aš jau per purvinas, arba o man čia dabar koks ilgas kelias ant Jėzaus. Ne, tu atgailavo ir viskas. Tu esi apvalomas ir tu jam galint tarnauti nuo tos pačios minutės, nes būtent Dievo kaip ir auka būtent tikrai duoda pakankamai daug jėgų ir tos, nežinau, dvasinės energijos, kad tu iš karto taptum iš tos tobulos pozicijos pradėtum augti ir gyventi jam pilnai. Tai ir yra kvaila tiesiog neiti pas gydytoją gydytis, o pirmą norėti išsigydyti pats ir tada eiti pas gydytoją. Čia yra labai kvailas dalykas, žinant tai, koks Dievas yra plano B Dievas, koks antro šanso Dievas. Per visą Bibliją pilna istorijų, aš čia tik mažą dalį jų paskaičiau ir papasakojau, labai mažą dalį. Tai yra kvaila, bet iš kitos pusės taip pat yra kvaila pasakyti, ai tai Dievas duoda daug šansų, tai vadinasi aš jų daug turėsiu. Gali jau rytoj nebeturėti. Šiandien turim, tai šiandien pradėkim tarnauti Dievui. Tai tiek.